Esu Lauras Petrauskas, esu direktorius ir tuo pačiu agronomas, prižiūriu visą agronominę dalį. Auginam augalus beariminiai technologijai. Šią technologiją pradėjom prieš 10 metų, parduodami plūgą ir įsigydami seklius žemės dirbimo padargus. Jau 3 metai, kai priėjom prie visiškai žemės nedirbimo, kai įsigijom tiesioginės sėjos sėjamąsias. Patys didžiausi iššūkiai yra subalansuoti tręšimus, biologinę įvairovę sukurt ir padaryti taip, kad dirvožemėje atsirastų daugiau gyvybės skaidymui maisto medžiagų iš neprieinamų formų bei mažinti patogenų kiekį. Dar vis tiek turime kaimynų, kurie aria ir kultivuoja ir tos dirvožemio sveikatingumo dar nėra ir patogenai vis dėlto aplink mus vis dar egzistuoja. Dėl to neišvengsim turbūt dar artimiausiuose metuose fungicido naudojimo. Todėl stengiamės bent jau 1 ar 2 kartus panaudoti fungicidą apsidraudimui, kad neturėt problemų galutiniam rezultate, bei aišku kokybė produkcijos nenukentėtų. Su Bayerio kompanija mes labai senai pradėjom bendradarbiauti, dar Albinas turbūt dirbo kitam regione, bet vis dėlto vis tiek susitikdavom lauko dienose, gaudavau patarimų, spręsdavom kai kurias iškilusias problemas. Esu UAB Bayer agronomas Albinas Blažys. Kadangi šitame ūkyje yra naudojama beariminė technologija ir buvo poreikis būtent naujos kartos produktam, kurie gerai pasiskleidžia ant pačio kultūrinio augalo, reiškia mes išvengėme jo nulašėjimo, tiesiog papuolimo ant pačios dirvos. Taip pat tai produktas, kuris turi ilgalaikį poveikį ir platų naikinamų ligų spektrą. Ir tam reikalui puikiai tiko X-Pro šeiminos produktas Askra X-Pro. Askros produktas yra geras tuom, kad turi 3 veiklias medžiagas ir labai platų ligų spektrą gali kontroliuoti, bei formulacija naujos kartos leidžia sukovoti su ligom, kurios turi šiokį tokį ilgalaikį atsparumą, sakykime, ateičiai. Kad tą užkirs, naudojam būtent šį produktą ir be abejo jo panaudojimas yra lankstesnis. Pagal šio ūkio specifiką kai kurie laukai planuojami purkšti porą kartų, tai bus 2 purškimų fungicidinė programa. Tuose laukuose mes galėsim naudoti ir minimalias normas ir turėti gerą efektą, bet tuose laukuose, kur planuojamas vienkartinis purškimas, ten turi būti ilgalaikis ir stiprus poveikis, reiškia reikės naudoti didesnės normas arba netgi maksimalias normas. Mūsų veikloje mums svarbiausia tvarumas žemės ūkyje. Dėl to, kad esam susiplanavę tam tikrą pelningumą ir tas tvarumas mums padeda išlaikyti tą lygį eilę metų.